Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Sveiki, gerbėmieji Lietuvos televizijos žiūrovai. Su jumis viktorina apie Lietuvos gamtą ir bites Gamtos kodas. Laida, kurioje puikiai sutarė mokslininkai, pomidorai ir grybai. Norėčiau priminti, kad sezoną vainikuos kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupė Nominum skelbiamas ir organizuojamas dokumentinių filmų festivalis konkursas. Jame Lietuvos dokumentinio kino meistrai atskleis savo požiūrį į unikalią Lietuvos gamtą. Kiekvienoje laidoje, kaip jūs jau turbūt žinote, studijoje varžosi 3 dalyviai atsakinėdami klausimus apie gamtą, ekologiją Lietuvoje, o kartais ir apie gamtą už Lietuvos ribų. Šį kartą žaidime dalyvaus 3 dalyviai, 3 svečiai esantys studijoje. Taigi, daugiau šansų jums laimėti vertingą prizą. Ir pirmieji teisingai atsakė, aišku, į klausimus, kaip įprastai tampa žaidėjais. Pirmasis klausimas ir pirmoji šios dienos tema tai biologinė įvairovė ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Taigi tema gana plati. Ir pirmas klausimas, kuriuos metus Jungtinių tautų generalinė asamblėja paskelbė biologinės įvairovės metais? Taip, jūsų variantas. Manau, 10. 10 metai. Teisingas atsakymas, prašau prie pulto. Taip, atsakymas teisingas. Būtent šie metai, 2010 metai, yra paskelbti biologinės įvairovės metais. Kitas klausimas jums visiems. Kokie didelių gyvūnų rūšis išnyko prieš 65 milijonus metų per paskutinį reikšmingą rūšių išnykimą? Taip, jūsų versija? Dinozaurai. Dinozaurai, bravo, prašom. Klausimas be abejo nebuvo sudėtingas. Tai dinozaurai. Egzistuoja kelios skirtingos teorijos, kodėl jie išnyko. Labiausiai paplitusi į Žemę nukrito milžiniškas asteroidas, užtemdęs atmosferą, sukėlęs atšalimą ir daugybės gyvūnų rūšių išnykimą. Ir trečiasis žaidėjas iš salės, iš studijos. Kaip vadinamas stambus dykaragis žinduolis, gyvenęs Europos, taip pat ir Lietuvos miškuose, tačiau išnykęs. Paskutinis šios rūšies atstovas sumedžiotas 1627 metais netoli Varšuvos. Ar yra versijų? Nematau. Yra versija? Yra versija. Puiku. Taip, klausau. Stumbras. Panašu, bet ne visai. Koks dar buvo gyvūnas irgi panašus? Tauras. Tauras, teisingai. Prašom. Iš tiesų tai tauras. Dar Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila buvo išleidę įsakymą draudžiantį medžioti taurus, tačiau jau buvo per vėlų. Beje, iš prijaukintų taurų kilo karvės. Kągi, žaidėjai jau prie pulto, metas susipažinti. Prašau, kuo vardu, ką veiki? Alikas Mokaus. Kur? Kokiai mokyklai? 12 klasė. 12 klasėje. Esu Dmitrijus, studijuoju TTVAM reklamos vadybą. Esu Maksimas, mokiausi Vilniaus statybininkų rengimo centre, 1 kursas. Reklama, statyba ir... O kokia bus profesija, jau žinai, kokią pasirinksi profesiją, Alikai, kai baigsi mokyklą? Galvoju reklamą stot. Kiek reklama? Na kągi, susipažinome. Dar nelabai drąsų žaidėjai, bet manau, to mes apšilysime per tą pertraukėlę, kurios metu pažiūrėsime mūsų kolegų parengtą reportažą. Ar žmonės žino, kad miškai tai mūsų žemės gyvos mintis, kad jiems išnykus visiškai, žmogus ir žemė ims kankintis? Retoriškai klausia Justinas Marcinkevičius. Siekdamos išsaugoti ne tik miškus, bet ir kitą planetos gyvūniją bei augmeniją, Jungtinės tautos šiuos metus paskelbė biologinės įvairovės metais.
pamenu dar profesorė Ivanauskienė, ji buvo mano irgi dėstytoja, tai mokslė ir gyvenime atėjo toks žurnalas, rašė visą praktiškai numerį, paskyrė, ką tai reiškia gamtoj vienos rūšies praradimas, kad ir nežemios augalo ar gyvūno rūšies praradimas. Tai keičiasi visa ta grandinė. Negalima iš mašinos laidų traukti ir detalių mėtyti, tikintis, kad jis sklandžiai važiuos. Taip ir gamtoje kiekviena išnykusi rūšis reiškia tam tikrą išmestą detalę iš darnaus gamtos mechanizmo. Biologinė įvairovė sudaro visų gyvų organizmų rūšių, gyvenančių sausumos, paviršinių vandens bei kitose ekosistemose visuma, jų buveinės, taip pat genetinė įvairovė. Jai didžiausią žalą daro žmogaus gamtinių išteklių naudojimas, gyvenamosios aplinkos naikinimas, klimato kaita, per didelis laukinių rūšių išnaudojimas ir darniai raidai kenkianti neteisėta prekyba laukinė gyvūnyje bei augmenija. Vat tokiu keliu žmonija užtikrintai eina, kerta šaką, ant kurios sėdi, visiškai negalvodama apie ateitį, negalvodama ne apie vaikus ar anūkus, apie ateinančias kartas, nekalbant jau apie nepaprastai turtingą žemės augaliją ir gyvūniją, kuri pati jau yra nežmoniškos vertės. Na, Lietuvoje ir ta situacija turbūt yra tiesiog situacijos pasaulyje atspindys. Šiuo metu jau jungtinės tautos konstatuoja, kad rūšių nykimo greitis pasiekia kosminės katastrofos mastelį. Aplinkos ministerijos gyvosios gamtos departamento direktorius pripažįsta, kad žemės biologiniai įvairoviai iškilusi rimta grėsmė, tačiau nesutinka, kad ją jau galima lyginti su kosminė katastrofa. Bent mes, anūkai, proanūkiai ir proproanūkiai, tos kataklizmų tokių nemanau, kad tikrai sulauksim, nes gamta turi savo dėsnius ir yra buvę įvairių dalykų ir netaip kelių šimtmečių bėgyje ir kol kas tas pasaulis yra toks, koks yra ir civilizacija juda į priekį be abejo. Prieš 5 metus atlikus 1000-mečio ekosistemų vertinimą visame pasaulyje įvertintos 24 ekosistemų paslaugos ir nustatyta, kad 15 iš jų patyrė degradaciją. Tai yra padaryta žala žuvininkystei, medienos gavybai, vandens tiekimui, atliekų valymui ir detoksifikavimui, vandens valymui, gamtiniai apsaugai nuo pavojų ir oro kokybės reguliavimui. Tokios pagrindinės priežastys yra urbanizacija nekontroliuojama, stikiška, nedarni urbanizacija, nedarni miestų plėtra, neapgalvota ir chemizuotas industrinis žemės ūkis. Sakytum, koks mums, nemokslininkams, skirtumas, kad išnyko viena ar kita kerpių rūšis, kurios mes niekada nežinojome ir nežinosime. Kad negrįžtamai sunaikinti augalai, kurių net pavadinimus sunku įsiminti. Tačiau kaip pavyzdį galima paminėti tą faktą, kad šiuolaikinis mokslas kol kas ištyrė tik kelis procentus augalų savybių. O didžioji dalis dar nežinoma ir galbūt slepia panacėją nuo įvairių ligų. Nerasim priešnuodžių prieš kažkokį naują marą, o pasirodys, kad galbūt išnaikintos rūšys tos priešnuodžius turėjo. Iš visiems žinomų rūšių kažkada gyvenusių Lietuvoje, o vėliau išnaikintų žinomiausios kelios. Paskutiniai tokie žinomi Lietuvoje, kur gyvenančių netaip senai, tai buvo Rudoji meška, nedidelė praeitis, Tauras, irgi netaip jau labai gyvenęs Lietuvoje, miškinis, laukinis katinas, vilpyšius vadinamas, irgi netaip senai gyvenęs Lietuvoje, europinė audinė, irgi apie 60 metus dar stebėta, daugiau jokių duomenų nėra. Galima sakyti, jau nuo pokario, per šį šimtmetį mes išnaikinom pačią įdomiausią ir vertingiausią verslinę žuvį Baltijos jūroje. Mes nebeturime Baltijos eršketo, tai sturio, kurį taip vadiname, užaugdavo ten, kuris gali užaugti 100 kg ir daugiau. Šiuo metu ant išnykimo ribos yra lūšis. Šių gražuolių miško gyvūnų Lietuvoje įvairiais skaičiavimais yra nuo 70 iki kelių šimtų.
Didieji apuokai ir lūšis, panaudojant ES pagalbą, bus bandomi veisti nelaisvėje ir vėliau grąžinami į gamtą. O viskas eina į tą, kad reikia viską sunaikinti, o paskui pradėti saugoti. Taip kaip įvyko Vakarų Europoje, kada gamta sunaikinama, o paskui brangiausiamis, daugybė pinigų, lėšomis ir taip toliau yra bandoma atstatyti, sakysim, nedidelį nendryną Anglijoje. Ten didžiausia investicija, reiškia, surenka privačias lėšas, surenka valdiškas lėšas, kad ten galbūt kada nors atskris didysis baublys ir perės tam nendrynę. O visas tai buvo, tiesiog nereikėjo naikinti. Lietuvos Respublika 1992 metais Rio de Žaneire pasirašė biologinės įvairovės konvenciją, kurią po 3 metų ratifikavo Seimas. Kur ta riba, kurią rūšį dar išėmus tą griūtį mes pamatysim ar nepamatysim, tai čia nieks negali aiškiai pasakyti, bet ta riba aiškiai yra. Biologinės įvairovės apsaugai mūsų šalyje užtikrinti yra skirti keli specialūs teisės aktai. Laukinės augalijos, laukinės gyvūnijos ir saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymai. Juos įgyvendinant sudaroma Lietuvos raudonoji knyga. Steigiamos saugomos teritorijos, vykdomos įvairios apsaugos programos. Dabar šalyje priskaičiuojama apie 20,5 tūkstančių gyvūnų, beveik 2,000 augalų ir daugiau kaip 6,000 grybų rūšių. Iš jų 767 rūšys priskirtos prie retų ir nykstančių, todėl jos itin saugomos ir įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Apie šią knygą dar pasakosime kitose mūsų laidose. Pradedame žaidimą, priminsiu taisyklės, nors galbūt daug kas jas jau ir žinote, tačiau ypač žiūrovams reikėtų priminti, kad kas greičiausiai atsako ir teisingai atsako, gauna 100 taškų, jeigu reikalingi yra 3 papildomai klausimai arba 3 paaiškinimai, 3 variantai, tuomet taškų kraitė sumažėja, gauname 50 taškų. Už superturo klausimą yra skiriama 200 taškų, jeigu reikia 3 versijų atsakymo, tada 100 taškų. Laimi tas, kas be abejo surinka daugiausia taškų. Šį kartą, kaip minėjom, biologinė įvairovė tema. Ir pirmas klausimas apie spalvas. Kokios spalvos knygoje tradiciškai surašomos nykstančios arba išnykusios rūšys? Prašau. Raudonosis. Raudonoji knyga. Teisingai? Bravo. Maksimas teisus ir greitas, operatyvus, be abejo, tai yra raudonoji knyga. 2007 metais Lietuvoje išleista jau 3-oji raudonoji knyga. Pirmas klausimas toks apšilimui, gana paprastas. Kitas irgi, manau, ne per daug sudėtingas, bus koks mokslininkas pirmasis iškėlė natūralios rūšių atrankos teoriją. Trys variantai, manau, ar ne? Kad būtų lengviau. Karlas Linnėjus, Čarlzas Darvinas ir Aleksandras von Humboldtas. Tarsi Dmitrijus anksčiau. Pirmas atsakymas. Karlas Linnėjus. Neteisingas atsakymas. Antras buvo Darvinas, be abejo, puiku. Atsakymas teisingas. Natūraliosios atrankos sąvoka ir teorija 1858 metais pasiūlė Čarlzas Darvinas ir jo kolega Alfredas Russellas Wallace'as, nors mažiau tikslios formuluotės buvo naudojamos ir ankstesnių tyrinėtojų. Natūralioji atranka tebėra viena iš kertinių sąvokų moderniojoje evoliucijos teorijoje. Bet turbūt žinote, kad kelia labai daug ginčų, ar žmogus kilo iš beždžionės, ar Dievo sukūrė žmogų, kaip jūs, kokios teorijos laikotės, ar jau apsisprendėte? Iš beždžionės. Iš beždžionės. Taigi, tęsiam toliau mūsų žaidimą. Rūšių įvairovė labai svarbi ir vaistų pramoniai, kadangi nemaža dalis visų vaistų gaunama iš biologinių šaltinių. Klausimas, iš ko gaunamas penicilinas? Taip. Iš nuodų. Ne iš nuodų. Yra tiesiog rūšis gyvų organizmų, iš kurių gaunamas, išskiriamas. Alikas mokykloje teko apie tai mokytis? Taip, bet neprisimenu dabar. 3 variantai. Iš grybo, iš augalo ir pirmonių. A, B, C. Kuris variantas būtų logiškiausias? Iš grybo. Iš grybo. Ar žinoja, ar atspėjai? Spėjau.
Pasisekė. Gal ir toliau taip seksis. 1929 metais anglų biologas Aleksandras Flemingas paskelbė apie antibakterinės medžiagos penicilino, kurią gamina grybas pelėjūnas, atradimą. Štai taip. Kitas klausimas. Kokiuose vietovėse aptinkama didžiausia biologinė įvairovė? Yra 3 variantai. Atogražų miškuose, tundroje ir taigoje. Taip, Atogražų. O kodėl, kaip manai? Nes ten šilčiausia ir daugiausia lietaus išlyja. Geriausios sąlygos iš tikrųjų, nes kai šalta nelabai pasidauginsi ir ten nelabai evoliucionuosi. Be abejo, teisingas atsakymas. Aš tik tai papildysiu, kad atogražų miškuose aptinkama apie pusę visų organizmų rūšių, nors jie užima tik apie 8% viso Žemės paviršiaus. Mažiausia biologinė įvairovė tundrose ir taigose, dėl jau minėtų priežasčių. Kur šilta ir drėgna, kaip sakoma, evoliucionuok savo sveikatą. Kitas klausimas. Kaip vadinami kiaulių ir šernų mišrūnai, auginami užsienyje, o kai kur ir Lietuvoje? Turbūt pateiksiu 3 variantus. Kiauliašerniai, šernakiaulės arba kerniai. Kerniai. Kuris variantas atrodo pats logiškiausias? Taip. Atrodo, kad antras. Antras, šernakiaulės. Fortūna vis dar šypsosi, ar ne? Ja. Bet statistikos dėsniai irgi veikia paprastai, tai kas ten žino, kada baigsis ta laimė, bet kol kas puiku, reikia naudotis tą intuiciją, kol sekasi. Ką galima pridurti? Ne vienoje užsienio šalyje kiaulės ir šerno hibridai auginami dėl subtilaus skonio mėsos. Lietuviai kol kas jais tik grožisi, nors mūsų šalyje pirmi tokie hibridai jau išvesti. Gyvulininkystės instituto bandomoje fermoje, Radviliškio rajone Baisogaloje. Toks pavadinimas tinkamas, nes šernakiaulės netrodo labai matyti gražiai vis tiek. Šernakiaulės išvestos sukergus laukinius šernus ir Lietuvos vietinės kiaulės. Kitas klausimas. Kaip vadinasi vienas svetimų Lietuvos augalų iki 3 ar 5 metrų aukščio užaugantis nuodingas augalas į Lietuvą atvežtas iš Sibiro? Aš žinau, kad labai knieti pasakyti, nes turbūt visi žinote, ne? Bet aš irgi duosiu jums 3 variantus. A. Sibirinis barštis. B. Sosnovskio barštis. C. Lankinis barštis. Sibirinis barštis. Ne, neteisingai. Sosnovsko. Sosnovskio barštis. Taip. Kodėl pasirinkai tokį variantą? Tiesiog spėjau. Irgi. Seki draugų pavyzdžių. Taip. Varžovų pavyzdžių. Taip teisingai. Kaip ir mes kalbėjom, kartais kuo lėčiau pasakai ar atsakai, tuo daugiau šansų, nes kiti būna jau neteisingai atsakę. Sosnovskio barštis gali labai skaudžiai nudeginti žmogaus odą. Suvešėję augalai nustelbia visą kitą augaliją. Be to jie subrandina tūkstančius lengvai platinamų sėklų. Nupjovus augalas nesunyksta, o vis atželia išlikusių žemėje šaknų, kol galų gale subrandina sėklas. Būdamas svetimžemis augalas ir dėl savo neigiamų savybių, Sosnovskio barštis Lietuvoje laikomas naikintinų augalų. O teko jums matyti tą barštį, kaip jis atrodo? Tai reiktų žinoti, nes merginai norėsite nuskinti kokią gėlę, laukinę, o nuskinsit barštį. Įsivaizduot, ko viskas baigsis. Dar viena svetima rūšis Lietuvoje. Į meškėną panašus žinduolis, kilęs iš vieno Rusijos regiono, kurio vardu ir vadinamas. Ir kas tai yra? Ar tai yra A. Karelinis šuo, B. Rostovo šuo, C. Usūrinis šuo. Usūrinis šuo. Usūrinis šuo, teisingai. Be abejo, labiausiai girdėtas pavadinimas, logiškiausias, netgi nesidomint gamta ir šunimis, vis tiek galima išmastyti. Usūrinis šuo arba mangutas nuo 1927 iki 1957 metų plačiai introdukuotas buvusioje TSRS teritorijoje dėl kailio. Lietuvoje jie dažnai serga niežais ir platina pasiutligę. Pernai buvo sumedžiota apie 10 000 usūrinių šunų. Jeigu eisite į mišką ar ką, būkite atsargus. Tai Sosnovskio barštis ir usūrinis šuo. Du tokie pavojingi gyvūnai, augalai ir gyvūnai, kurie gali sugadinti jūsų poilsį gamtoje. Kitas klausimas. Kokią maistinę kultūrą nesėkmingai visoje Sovietų Sąjungoje bandė įdiegti tuometinis lyderis Nikita Chruščiovas? Čia irgi klasika jau tokia, viena gerai žinoma.
Bet tai buvo labai senai be abejo. Aš suprantu, kad jūs negalite prisiminti tų laikų, todėl aš jums padėsiu. 3 variantai. Kukurūzus, bulves, pomidorus. Pomidorus. Ne. Antras variantas. Bulves. Ne. Kukurūzą. Kukurūzus, taip, taip. Čia buvo irgi. Šiuo atveju intuicija pakeitė, įveikė statistikos dėsniai. Ir pasiteisino, kad neskubėgai būsi pirmas kartais. Bet aišku, čia yra labai nepagarba tiems pirmūnams skubėjimo. Taigi, trumpa informacija. Beveik nuo savo vadovavimo pradžios Nikita Chruščiovas vykdė reformas, kuriomis didelė dalis tuometinės valstybės, net ir dalis Sibiro, turėjo būti apsėta kukurūzais. Jis iš Amerikos atsivežė tą madą, tą norą, tą viziją. Ten buvo labai iš tikrųjų daug tų kukurūzų, gerai augo, bet ten buvo visai kitos sąlygos. Dėl įvairių priežasčių toks planas nepasiteisino. Žodžiu, buvo didelės klaidos, brangiai kainavusios. Galbūt viena iš priežasčių, kodėl Sovietų sąjunga buvusi nepasivijo Jungtinių Amerikos valstijų. O dabar kas Lietuvoje geriausiai dera? Nežinot? Bulves. Kas? Bulves. Bulvės, bet sako, ir runkeliai gerai dera Lietuvoje, ne? Gausu. Taip, bulvės, pomidorai ir įvairios kitos daržovės. Kitas klausimas. Kokį sausumos plotą dengia viena svarbiausių įvairių rūšių buveinių – miškai? Sausumos plotą, visos žemės sausumos plotą. Yra 3 variantai. 1/5, 1/3 ar pusę. Sausumos dengia miškai. 1/3. 1/3. Teisingas atsakymas. Intuicija? Taip. Intuicija. Miškų plotai dengia apytiksliai 9% viso žemės paviršiaus, o tai sudaro maždaug 1/3 viso sausumos ploto. Puiku. Mes pasiekėme tarpinius rezultatus. Metas sužinoti, kas kiek surinko taškų. Alekas 250 taškų. Dmitrijus turi 150 taškų. Ir Maksimas turi 100 taškų. Labai arti esate vienas kito, bet koks teisingas atsakymas, intuityvus arba statistiškai laimingas gali paversti jūs bet kurį iš jūsų lyderių. Tęsime toliau žaidimą. Kitas klausimas. Šiuo metu dar nėra ištirtos visos žemėje gyvenančios rūšis. Tačiau mokslininkai yra paskaičiavę galimus rūšių kiekius. Šiuo metu žemėje užregistruota 1,22 milijono gyvūnų rūšių. Gana daug, bet nepaisant to, kiek iš viso mokslininkų teigimų jų gali būti. Čia irgi bus skaičiai ir čia, matyti, irgi geriausia turbūt spėti intuityviai. Yra 3 variantai. 5 milijonai. A variantas, B variantas 10 milijonų, C 15 milijonų. 5 milijonai. Ne. Mano skaičiai rodo, ne. 10. 10 milijonų. Turbūt nereikia klausti, kad čia intuicija, ar ne? Buvo lemiamas faktorius. Taip, spėjama, be abejo, tai irgi yra tik spėjimas. Kaip ir jūsų spėjimas, taip, kad ne ką blogiau iš tikrųjų. Ne ką jie pranašesni, tie mokslininkai už jūs šiuo atveju čia studijoje, kadangi jie spėja, kad iš viso gali būti apie 10 milijonų gyvūnų rūšių, iš kurių kol kas užregistruota tik 10%. Nepaisant to, mes keliaujame toliau. Dėl kokių gyvūnų nykimo 2006 metais Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo iki šiol besitęsianti panika, kadangi tas gyvūnas labai reikšmingas visai maisto pramoniai. Pradėjo nykti masiškai gyvūnai. Tai yra 3 variantai. Kokie tai galėjo būti gyvūnai? A variantas bitės, B variantas karvės, C variantas kalakutai. Bitės. Bitės. O kodėl bitės? Nu, todėl, kad jie... Kaip čia pasakyti? Nu, jie neša naudą. Karvės irgi? Bet tiesiog sąlygos tokios, kad, matyti, nepalankios sąlygos ir bitės pradėjo nykti. Dėl cheminio užterštumo, dėl kitų priežasčių. Bet atsakymas yra teisingas. Nes bitės iš tiesų yra labai svarbus, nors mums kartais sunkiai pastebimas organizmas. To sužinosime kodėl. 2008 metais visose Jungtinėse Amerikos valstijose dėl neaiškių priežasčių pradėjo mažėti bičių. Priežastis nerimauti yra tikrai rimta, kadangi bitės apdulkina apie 1/3 visų Jungtinėse valstijose auginamų vaisių, daržovių ir kitų maistinių augalų.
Bitės nyksta ir kitose šalyse, tačiau Jungtinėse valstijose jos nyksta sparčiausiai. Kitaip sakant, bitė atrodo garsiai nereikšmingas, jos tarsi medų neša, bet iš tikrųjų jos ir apdulkina augalus, o be to nebūtų derliaus, nebūtų daugybės įvairių kitų grūdinių ir kitokių kultūrų derliaus. Taigi, kuo baigsis, viskas sunku pasakyti, bet nerimauti yra pagrindo. Kitas klausimas. Vėlgi apie gyvūnus. Kokia svetima gyvūnų rūšis Australijoje pridaro daugiausia žalos pasėliams? Kokia gyvūnų rūšis? 3 variantai. Ar jau pabandysi? 100 taškų? Kaip? Varlės. Ne varlės. 3 variantai. Skėriai, triušiai arba kengūros. Skėriai. Ne. Kengūros. Ne. Šį kartą dėja nepadėjo. Santūrumas nepadėjo, net tiems, kurie paskutiniai bandė atsakyti, kadangi teisingas atsakymas yra triušiai. Nes jie dauginasi kaip triušiai, kaip žinia. Ir viskas prasidėjo 1859 metais, kai vienas žemvaldys medžioklė atsivežė 12 triušių ir juos paleido į laisvę. Štai tik tiek tai reikėjo visai Australijai. Triušiai Australijoje ne tik siaubia pasėlius, bet ir naikina jaunus medelius, nugrauždami jų žievę. O dėl jų nuėstų augalų vyksta dirvožemio erozija. Atrodo mažas, mielas padarėlis, o kai pradeda daugintis, tampa didžiuliai baisiais okupantais. Tęsime žaidimą. Kitas klausimas. Dėl kokio augalo ligos 1846 metais Airijoje prasidėjo didysis badas? Dėl kokio augalo ligos? Yra 3 variantai. Pirmas yra morkos, B. Kviečiai, C. Bulvės. Kas ten susirgo? Ir kas tapo bado priežastimi? Atrodo, kad bulvės. Logiška, bulvės, kadangi jūs... Maistingas produktas, maistingas augalas. Iš tiesų, vienas tragiškiausių Airijos istorijos puslapių – didysis bulvių badas, kuris prasidėjo dėl to, kad Airijos bulvių laukus nusiaubė amaras. Nuo jo nukentėjo ir kitos Europos šalis, tačiau Airijoje bulvės tuo metu buvo svarbiausia raciono dalis. Toks pigus gana maistas. Nederant bulvėms, iš bado mirė arba emigravo iki 1/4 visų airių. Tai iš tikrųjų vos ne genocidas. Ir dėl jo kaltas amaras viso labo. Tęsime žaidimą. Kitas klausimas. Kas į Galapagų salas atvežė daugybę ten negyvenusių gyvūnų rūšių, kurios dabar kelia nemažą žalą salos ekosistemai? Kas atvežė tuos gyvūnus? 3 variantai. Čarlzas Darvinas, apie kurį mes jau kalbėjome, B. Piratai, C. Kaliniai. Kas lankėsi Galapagų salose ir užvežė, kaip ten tas neatsakingas žmogus, tiesiog nepagalvojęs, užvežė triušių į Australiją. Tai Galapagų salas, kas pirmasis išdrys paspausti ir tarti savoje versiją. Taip, Alikai? Kaliniai. Kaliniai, ne. Bet arti, atsakymas arti. Kitas bandymas? Piratai. Piratai, teisingai. Žaidimo gale paaiškės, kam fortuna labiausiai šypsosi šiandien. Iš tiesų, atsakymas teisingas. Galapagus atrado ir ilgą laiką labai mėgo piratai, kurie čia užsukdavo pakeliui iš Pietų Amerikos. Jie į Galapagus atvežė ožkas, kurias augino maistui, o vėliau atvežė šunis, kad šie suėstų ir išnaikintų ožkas. Kaip žinia, tiek šunis, tiek ožkos Galapagose gyvena iki dabar. Matyt, susitarė. Tęsime žaidimą, per daug nefilosofuodami. Iš kokių kalnų yra kilę pomidorai? Ar jūs žinote, kad pomidorai yra kalniečiai? Ne tik tas kalnietis Highlander, kuris su kardu kapodavo galvas kitiems kalniečiams, bet ir pomidorai atkeliavo iš kalnų. Iš kokių kalnų? 3 variantai. Andų kalnai, Alpių kalnai, Kaukazo kalnai. Kaukazo? Ne. Andai. Andai, teisingai. Iš tiesų, pomidorai, kaip ir bulvės, į Europą atkeliavo iš Pietų Amerikos. Mokslininkai teigia, kad pomidorai atsirado Andų kalnuose. Taigi, pomidoras yra to legendinio kalniečio iš to paties pavadinimo filmo giminaitis. Galbūt tolimas giminaitis, bet nepaisant to vis tiek gimęs kalnuose. Toliau tęsėm žaidimą. Dabar šiek tiek heraldikos, bet irgi susijusios su gyvūnais. Koks gyvūnas pavaizduotas Jonavos herbe? Jūs ne iš Jonavos? Ne.
Giminaičių neturite, nesidomėjote, ne? Nerinkote herbų. 3 variantai. A. Vilkas, B. Gulbė, C. Kiaunė. Ukmergės. Gulbė? Gulbė, bravo. Intuicija, ar ne? Bet labai gerai, iš pirmo karto. Puiku. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atgyjus miestų heraldikai, nutarta sukurti naują miesto herbą. Kaip aliuzija Jonavos krašto raštijos pradininko Abromo Kulviečio herbą, miesto herbo simboliu buvo pasirinkta gulbė. Tai tokia įdomi informacija. Kiek apytiksliai tūkstančių rūšių sudaro Lietuvos biologinę įvairovę? 3 variantai. 30 tūkstančių, 50 tūkstančių ar 75 tūkstančiai? 30. 30. Atsakymas teisingas. Lietuvos biologinė įvairovė sudaro per 30 tūkstančių augalų, grybų ir gyvūnų rūšių. Manydami, kad tai dar labai daug, turėtume žinoti, jog tai nėra visas sąrašas. Galima teigti, kad dar 10-15 tūkstančių rūšių galima atrasti, net ir Lietuvoje, kaip manote. Palyginimui, Švedijos biologinė įvairovė sudaro daugiau kaip 53 tūkstančiai rūšių. Nuo 2001 metų, atlikdami detalius vabzdžių tyrimus, švedai rado 500 šių vabzdžių rūšių, anksčiau neaptiktų Švedijoje. Taigi, kas domisi ir nori, pavyzdžiui, surasti kokį nors vabzdį ar kitokį gyvį ir pavadinti savo vardu, tai yra visi šansai ir Lietuvoje išgarsėti, tapti atradėjų, rūšies atradėjų. O dabar, nejučiomis, gana greit, sakyčiau, ne, per tą intuiciją, intuicijos dėka ir fortūnos dėka priartėjome prie superfinalo. Tai bus paskutinis klausimas, už kurį, kaip minėjau, galite gauti 200 taškų, jeigu iš karto atsakysite. Jeigu bus 3 variantai, iš kurių pasirinksite, tai tada 100 taškų. Klausimas. Kaip pavadintas visą Europos Sąjungą aprėpiantis rezervatų tinklas? Kaip pavadintas visą Europos Sąjungą aprėpiantis rezervatų tinklas? Yra 3 variantai. A variantas Natūra 2000, B variantas Natūra 3000 ir C variantas Natūra 4000. Natūra 2000. O kodėl? Nežinau. Nes metai 2000. Jo. Puiku, taip, 2000. Kartais galima laimėti taškus, ne tik tai naudojantis fortūną, bet pasitelkiant šiek tiek logikos, ar ne? Prisimenant metus, aplinką, situacijas visas. Taip, atsakymas teisingas, jis iš tiesų pavadintas Natūra 2000. Šis tinklas sukurtas norint išsaugoti visą Europos Sąjungai svarbės gyvūnų rūšis ar jų buveines. Kągi, mano klausimai išseko. Taigi dabar, kaip paaiškėjo, suskaičiavus, kad mes turime nugalėtoją, tačiau prieš tai paskelbsime, aišku, kitus prizininkus. Taigi, 3 vieta su 150 taškų Maksimas. Antrą vietą surinkęs 350 taškų užėmė Alikas. O laimėjo be abejo Dmitrijus 450 taškų. Taip, ramiai, santūriai žaisdami ir priartėjome prie finišo. Jums atitenka fotoaparatas. Sveikinu. Buvo irgi arti pergalės, bet truputį pritrūko aktyvumo, ne? Energijos daugiau. Energijos, bet čia galima suprasti, kadangi studija, reikia galvoti, šviesos į akis ir panašiai, bet manau, kad įpratus tapsite tokiais pat profesionalais, kaip tie mūsų žaidėjai, kurie, kaip matėte, ankstesnėse laidose atsako į klausimą dar nespėjus jo užduoti. Praktiškai tik vienas žodis arba vienas žingsnis iki telepatijos. Kągi, dar kartą sveikinu jūs visus ir dėkoju už tai, kad dalyvavote. Manau, kad papildėte savo žinių bagažą. Dėkojame studijoje dalyvavusiems svečiams. Norėčiau priminti, kad Gamtos kodas kartu su Arūno Matelio kūrybos grupe Nominum skelbia dokumentinių filmų festivalį konkursą. Daugiau apie jį galite sužinoti adresu kinogaražas.lt nuorodoje Žalias kino garažas. Norinčius dalyvauti Gamtos kodo filmavimuose kviečiame registruotis adresu gamtoskodas@videometra.lt.
Atsisveikiname su jumis ir su jumis, gerbėmėjai žiūrovai. Iki kito sekmadienio susitiksime 16 val. 15 min. per Lietuvos televiziją. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.